Sveiki visi, štai mano 30 pamoka, kurioje rodysiu daug smulkmenų, bet tiesiog labai naudingų dalykų. Tai kas būtų pirmiausiai būtų šešėliai, paskui būtų objekto neperėjimas ir 3D suteikimas, tiesiog kad objektas turėtų ne tik vieną pusę, bet turėtų ir savo kitą pusę, tiesiog pamatysite, kaip kursime, taip ir suprasti. Tai va, aš pasirinkau tam dalykui medį. Ir dar kursime užrašą ant, kaip tiesiog prieisime prie objekto kokio nors, kad atsirastų užrašas ir taip toliau. Tiesiog suprasite, kaip parodys viską. Tai va, einame į spritės, susikūriau medį va tokį. Tiesiog reikia nustatyti centrą. Ne tai centrą, o tai, kad būtų, daleiskim, šiam 4 visą laiką ir jo centras būtų apačioj, va čia visą laiką jo centras būtų ties kelmu, tiesiog. Kas toliau, einame, pasirenkate separate collision mask, modify mask ir tiesiog pasirenkate jo tokį va dalyką, kaip va šitą, tiesiog va tą galą, kelmą, kaip sakant. Kad playeris galėtų, kad playeris nepereitų jo, kaip pasakyti, neitų po tą medį vaikščioti. Tiesiog, jeigu jau bus už šios zonos, jis jau bus už medžio, o jeigu bus prieš tą zoną, jisai matysis dar čia visur. Todėl mes ir, kaip darėme su playeriu, darėme tą patį, ką ir čia, pasirinkome tiesiog va tokį dalyką. O reikėjo mums tiesiog taip pasirinkti. Tiesiog. Kas toliau, einame į objektą, susikuriame objektą, pasidedame medis, pasirenkame spritę, einame į add event, įdedame create, įdedame kodą ir čia tiesiog yra def, jeigu jau yra minusas, tai yra, jau čia yra minusas, kaip sakiau, kaip ten bus, ir tada pasidaro, kad užlenda už jo. Kas toliau, tiesiog add draw, įkeliame naują kodą ir tiesiog medžio šešėlis. Tiesiog draw sprite, kad nusispalvintų pagal spritę, kuri yra, kad atrodytų šešėlis taip pat kaip tas, tik jis būtų biškiuką paslinktas ir tiesiog jos spalva būtų šešėlio juoda ir permatomumas būtų 5. O čia tiesiog medis, kad medžio spritė būtų kaip buvus. Kas toliau? Tiesiog einame į kardas. Jau turime jį susikūrę. Čia uždėsime jo pavadinimą. Taip pat padariau šešėlį. Čia viskas tas pats, tiesiog nustatymai 4, 2 yra ir 1. Viskas tas pats. Taip, čia yra tiesiog, jei distancija iki žmogeliuko mažiau už 40, tada pasidaro draw set frontas, tiesiog šriftas teksto pasidaro toksai ir pasidaro tekstas, kurioje jis atsiranda vietoje viv. Tie yra žodžiai, kad visą laiką sektų playerį, pagal playerį, ir tiesiog atsiranda virš to kardas minus 1, pirmas kardas, kardas tiesiog pavadinimas, ir pirmas levelis, tai kad nuo pirmo levelio. Ta patį padariau ir su lasda, jūs jau pasidarysite patys, aš jau šito kodo jums nepaliksiu, tiesiog lasda minus ta. Kas toliau, nuėjau į rooms ir tiesiog pridėjau daug medžių. Medžių. Ką dar nepadariau, tiesiog nueiname į priešą, add event, susikūrėme end step, kad taip pat ir priešas, kaip sakant, palystų po to pačiu medžiu. Pamatysite, viską paaiškinsiu, kai paimsiu žaidimą. Tiesiog tą patį deft lygų minus į ir kabliataškis.
padarome čia prie priešo tai ir taip pat padarome prie playerių, kad playeris taip pat palystų. Ir nuėję į rūmą pridedame daug medžių, kaip sakiau. Nebūtinai daug iš tikrųjų, bet aš pridėjau taip normaliai. Ir tiesiog dabar matote, kaip yra tie medžiai va. Ir pažiūrėsime, kaip jie dabar atrodys, kai pajungime žaidimą. Tai va, matote, atsirado visokie šešėliai. Matote, už šešėlių užėjus žmogeliuko kojos patamsėja, taip pat jisai atsiranda po šešėlių. O dabar esu, matote, už medžio, tai tiesiog manęs net nesimato. Ir tiesiog, o dabar matote, aš išlendu, va. Ir tiesiog net galiu. Ai, turiu nuėję, dar reikėjo paspausti ten paspausti ant prie medžio solid. Tiesiog, va, matote, ir neina man pereiti, va. Taip, kas toliau? Tiesiog pasiemam horsą, tą arkį, sakau, tipo, tiesiog, va, matote, irgi tas pats yra ir su vilkais. Jiem taip pat yra, va, atsiranda tik tai nuo, kai atsiranda tas, kas dar, va, taip pat playeris, matote, užlenda už vilko, išlenda iš vilko, užlenda už vilko ir išlenda. O, mane nužudė. Ir va, tiesiog, matote, prieėjus prie lasdos atsiranda užrašas lasda, kurį eina paimti ir perkelti, o čia. Matote. O dabar, kadangi yra vienas arti kito, man eina, va, dingstas. Ir va, rašo, kardas lygų nuo pirmo lygio. Tiesiog eina va pasimti man. Čia dabar neina, o čia jau, ai, čia dar irgi neina, bet jau iš arčiau eina. Kas dar, matote, šešėlis atsirado taip pat. Tai tiek šią pamoką, tokie smulkus dalykėliai, bet manau pravers. Iki.